Taigi, sveiki gerbėmieji ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 35-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Buvote perspėti. Ir iš tikrųjų, žinoma, šitas epizodas neeilinis. Vis dėlto tai paskutinis epizodas prieš galimą tikriausią galą ir apokalipsę. Tai yra JAV prezidento rinkimus, kurie vyks lapkričio 5 dieną, antradienį. Na, pas mus labiau nusikels jau trečiadienį mūsų laiko zonoje. Nuotaikos kovinės, Amerika pešasi, mušasi iš paskutiniųjų. Reikia būtinai dabar pratęsti ir tą lažybų temą, nes nuo pastarosios savaitės, čia jau literaliai keliom dienom, pirmosiom lapkričio dienom, aš čia įrašinėju, jeigu ką, lapkričio 3 dieną, sekmadienį ryte šitą podcastą, smarkiai susitraukė skirtumai lažybų rinkose. Polymarkete dabar paskutinį kartą, kaip žiūrėjau, Trumpo pergalė jau nukrito iki 56%, dar gan ženkli, bet buvo kažkuriuo metu jau ir 66 nepadorius procentus pasiekusi ta tikimybė pagal Polymarketą. Kitame kalši, kaip minėjau, tame vieninteliame prediction markete, kuris yra licenzijuotas ir Amerikos statytojų pinigus priimti, apskritai beveik išsilygino paskutinis skaičius 51 prieš 49. Na, tai jau paklaidos ribose. Tai turbūt būtų įrodymas, kad kažkokios specialios manipulacijos nebuvo. Galiausiai tas pats Wall Street Journalas nepaliko tos istorijos Polymarketo didžiųjų statytojų, o galiausiai paaiškėjo, buvo vienas didysis banginis. Susirado tą žmogų, verifikavo, kad tai tas žmogus Prancūzijos pilietis ir jis dar kartą pareiškė, kad jis pats neturi jokios politinės motivacijos, tiesiog tos didžiulius 10 milijonų dolerių pastatė dėl to, kad ir tai įsitikinęs Donaldo Trumpo pergalę ir net ne šiaip pergalė šiokia tokia, o jis netgi yra pastatęs gan nemažai ant to popular vote, tai reiškia, kad Donaldas Trumpas laimės ir pagal bendrą balsų skaičių, kas respublikonui būtų pirmas kartas per 20 metų ir tam tikimybė gerokai mažesnė. Vienu žodžiu, žmogus tvirtai įsitikinęs, žmogus šiaip savarankiškai pinigus užsidirbęs, pats ten savo tapatybės nenori atskleisti, bet tikrai nepanašu tai manipulacija, kaip čia pasakos, tyčinė kažkokia manipulacija. Žmogus, aišku, dabar jis pats net ir norėdamas negalėtų išeiti iš su tais visais savo pinigais, nesugriaudamas rinkos, nes be abejo tyčinė manipulacija tai nėra, bet netyčinė, jeigu tu eini tikrai su dideliais pinigais į kažkokia tai pozicija, tokia, kuri yra ne tokia žvėriškai likvidi, kaip kai kurios, tarkim, akcijos ar kažkokie kiti įvykiai. Na taip, tai gaunasi nenori ta manipulacija, tai yra iškreipimas kažkoks tai tos lažybinės rinkos. Bet kaip minėjau, dabar viskas vėl sugrįžta link 50-50, bent jau artėja prie to. Ir iš tikrųjų čia aš nesu iš tų, kuris manytų, kad Donaldas Trumpas gali nunešti į vienus vartus, nors aš ir pritariu tam banginiui, tam statytojui, kad iš tikrųjų yra tas rinkėjas, kuris balsuos už Trumpą, bet galbūt ne visada yra pasirengęs tai viešai pripažinti. Jis visada toks buvo ir aš čia dar prisimenu iš asmeninės patirties iš dar 2016 metų, kai tik tai Donaldas Trumpas buvo, pamenu, 2016 metų vasarą, jis taip, kaip čia pasakius, atsirado kaip rimtas kandidatas, nes prieš tai dar visi tik tai juokais jį žiūrėjo, bet kai jis pradėjo paaiškėti, kad jis labai tvirtai
pirmauja respublikonų reitinguose ir kaip man teko pabendrauti su kažkokiais amerikiečiais, tada supratau, kad iš tikrųjų yra tų žmonių, kurie panašu, kad nusiteikia balsuoti už Trumpą, bet viešai apie tai kalbėti nėra nusiteikę. Tai tas dalykas niekur neišnyko, ypač kažkokiose, tarkime, labiau aukštesnėse pareigose esantys žmonės turbūt po šiai dienai galbūt bijo apie tai pripažinti, nes tai vis dėlto kažkokia dar stigmatizacija to yra, nors dabar gan smarkiai viskas vėlgi pasikeitė ir balsas už Trumpą vėl tampa netgi kažkokiu tai, na, tam tikrose sluoksniuose ir netgi keistai įvairiuose sluoksniuose madingų pareiškimų. Tai vat toks būtų komentaras, lažybų kontorų reitingai, kaip minėjau, baigia išsilyginti. Socialinės apklausos rodo labai panašius skaičius, nors dauguma vis dėlto kažkokią pirmenybę teikia Trumpui, bet paklaidos ribose. Demokratai, aišku, labai apsidžiaugė dėl vienos apklausos iš Ajovos valstijos, kuri seniai jau gan yra tvirtai respublikoniška ir niekas nesitikėjo, kad joje gali būti kažkokia kova, bet viena apklausa, gerai vertinama apklausa, rodo, kad Kamala Harris pirmauja Ajovoje ir tai demokratams suteikia kažkokius slaptų vilčių vis dėlto kažką padaryti netikėto šiuose rinkimuose, nes na, viskas rodo į tai, kad tuose 7 jau prognozuojamai kovinėse valstijose, na, visose beveik aiškėja Donaldo Trumpo persvara pagal įvairiausius duomenis ir jiems demokratams reikia kažko netikėto, tai vat ieško jie kažkokio vilties grūdo. Tai aš manau, kad viskas bus balsas į balsą ir kaip visi tikriausiai žinome, vis dėlto Demokratų partija turi geresnį aparatą ant žemės ir jie tiesiog turi geresnės techninės galimybės manipuliuoti visais tais nelegaliais balsuotojais ir visi suprantame, kad tai vyksta ir šito įrodymas yra vien jau tai, kad visose beveik, daugelį valstijų vyksta teisminiai procesai, ką įtraukti ar neįtraukti į tuos rinkėjų sąrašus ir demokratai visur kovoja, kad įtraukti bele ką į tuos sąrašus ir visur kovoja ir kai kur laimi dėl to, kad nereiktų jokių dokumentų tam ir, iš tikrųjų keistos iniciatyvos. Tai tiek būtų, o iš tokių dar humoristinių momentų ant kiek įkaitusi kova, tai reiktų paminėti tokius užkliuvo akis, kad Kim Kardashian turėjo savo vaikui 8-mečiui atjungti YouTube kanalą, nes pastarasis, tai, o tarp kitko tas vaikas, tai jis kartu susilauktas su Kanye Westu, tai tas vaikas savo, 8-metis vaikas savo YouTube kanale pradėjo postinti už Trumpą agituojančius klipus ir gavo, kaip sakant, baną iš mamytės. O dar vienas netikėtas momentas paskutinių savaičių tai buvo voveriukas Peanutas, kurį New Yorko pareigūnai žiauriai nužudė ir tai tapo paskutiniu to memų karo herojumi ir, šitas epizodas skiriamas kartu ir voveriuko Peanuto atminčiai.
Na ir dabar taipogi toksai pratęsimas praėjusios 34-osios laidos. Vėl kalbame apie Joe Roganą ir podcastus ir, aišku, kelis žodžius reiktų pasakyti bendrai apie situaciją su podcastais, nes kairė pradeda atsibusti, kad Amerikos kairė pradeda atsibusti, kad jie į vienus vartus pralošė podcastų rinkoje. Ir aišku, čia reiktų tą sakyti kairė su žvaigždute, nes šiuo metu, pavyzdžiui, vienareikšmiškai prie dešiniųjų priskiriami tokie podcastai kaip po Joe Rogano ar visų panašių susijusių humoristų kaip Theo Von ir panašiai. Ir, na, aišku, labai savotiška yra vadinti dešiniuoju Joe Roganą, žinant, kad jis ne kartą, ne du ir net ne 5, o turbūt daugybė, vos ne kiekviename podcast'e pakartoja, kad jo politiniai herojai yra ir Barackas Obama, ir Bernie Sandersas, ir visos kitos progresyvios kairės ikonos, bet dėka savo, sakykime, kažkokių nekonvencinių požiūrių į kai kurios dalykus, jis dabar jau laikomas dešinės atstovų. Ir galbūt dėl to pas jį nesiveržia ir ta pati Kamala Harris. Ir iš tikro jis nekartą irgi minėjo, kad tas pakvietimas buvo ir galiausiai paaiškėjo detalės, kad Kamalos Harris kampanija, jos žmonės išstatė tokias sąlygas, kad jinai neskris pas Joe Roganą, kad jeigu Joe Roganas nori su ją, tai jis turi skristi pas ją, interviu bus ribotas, na ir Joe Roganas, na, kam jam to reikia, iš tikro toksai tikrai keistas požiūris iš Kamalos Harris kampanijos, bet, na, aš suprantu ir juos, iš tikro jinai negali jokiais parametrais lygintis ir jos po pokalbio su Joe Roganu ten tie visi skaičiai būtų gerokai prastesni už Donaldo Trumpo ir, na, kam jie rizikuoti, jinai apsiriboja tokiais paplepėjimais apie nieką tokiuose podcastuose kaip Call Her Daddy, kur yra, na, labiau apie seksą ir porų santykius pokalbiai, o tokiuose, bet kokiuose, sakyčiau, podcastuose, kur kalbama apie kažką daugiau, svarbiau ir prasmingiau ir, na, bent jau turiningiau ar kažkaip kitaip, na, bijo, negali, nesugeba pasirodyti, na, čia kaip jau bežiūrėsi, bet man atrodo, simptomiškai yra. Tačiau tikriausiai dabar supranta, linko aš einu, šią savaitę pas Joe Roganą pasirodė ir Trumpo viceprezidentės kandidatas ir, na, kontroversiškai vertinamas ir ypač pas mus, tai J.D. Vance'as. Na ir aš, žinoma, vėlgi nepraleisiu ten to jo visų geopolitinių požiūrių ir panašiai, bet aš pradžiai iškart pasakysiu, turiu visus nuliūdinti, nekentėjus J.D. Vance'o, jis pasirodė ne tai, kad gerai, jis pasirodė, na, fantastiškai gerai. Podcastas tas visas virš 3 valandų buvo aštrus, gausybė paleista temų kontroversiškų iš esmės ir tai yra, kaip čia pasakius, bet kokiom prizmėm žiūrint, J.D. Vance'as yra visiškai kito lygio politikas ir už Donaldą Trumpą ir jau už bet ką, kas yra Demokratų partijoje. Na, tai yra žmogus, kuris akivaizdžiai turi potencialą tapti tikrai epochinio lygio politikų. Ir čia patinka jums tai ar nepatinka kai kurio požiūriai, bet tą reikia vertinti rimtai ir čia visi ten tie paplepėjimai, kad čia jis kažkoks trukdys Donaldui Trumpui. Taip, taktiškai galbūt tai Donaldas Trumpas ir galėjo pasirinkti saugesnį variantą, bet jeigu žiūrint apie tai, kokį politiką pasirinkti, kuris galėtų padaryti skirtumą, tikrą skirtumą politikoje, tai J.D. Vance'as yra būtent tas politikas, kuris ateina su, na, patinka ar nepatinka kokiom idėjom, bet patinka su idėjom, su stuboru, su intelektu, su sugebėjimais tas idėjas realizuoti. Jis per tos savo trumpus porą metų senate labai produktyviai jos praleido ir iš tikro pasiklausius va tą
virš 3 valandų jo pokalbis su Joe Roganu, aišku, kodėl. Žmogus kalba artikuliuotai, aiškiai, puikiai išdėsto motivaciją, mintis, savo pasaulėžiūrą ir sunku prie ko ir prisikabinti. Ir tarkim, tos temos, kurios buvo paliestos, aišku, čia iš karto visiems daug saugiklių išmuš, vos kiekvieną jų pažymėjus ir apie tai galima apie kiekvieną dalyką atskirai pakalbėti. Vienas tų dalykų, apie kurį šiame podcast'e buvo kalbama daugiausia, tai buvo visa transideologija ir aš esu apie tai atskirą epizodą įrašęs ir apie tai, aišku, reiktų kalbėti ir daugiau. Ir pas mus apie tai kalbama nepakankamai, apie iš tikrųjų tai tarsi nutylima, ta mūsų progresyvi spauda tarsi bando apskritai apsimest, kad nieko tokio dar nebevyksta, nors Amerikoje jau ir visa mainstreaminė spauda to nebeslepia, kad šita transideologijos visa ideologinė stovykla peržengia bet kokias sveiko proto ribas, pripažįsta pakankamai centristiniai leidiniai, tokie netgi kaip Economist ir panašiai. Tai ta diskusija apie transideologiją, ją įėjo Joe Roganas ir J.D. Vance'as kaip tik iš temos apie žudikus, nes buvo kalbama apie tą pasikesintoją į Donaldą Trumpą, apie tai, kaip ten pradingo visi įrodymai apie jį ir apskritai viskas buvo ištrinta pakankamai apie tą personažą, neliko jokio manifesto, nieko ir kaip tik per tą klausimą buvo prisiminta, kad dažnai išnyksta tie manifestai ir vienas toks kontroversiškas manifestas buvo Nešvilio mokyklos žudiko manifestas, kur buvo žmogus, reiktų gal sakyti žmoga, smarkiai paveiktas transideologijos, kažkoks transpauglys ar jaunuolis, kuris atėjo į mokyklą, į krikščionišką mokyklą ir pradėjo šaudyti visus ir spec tarnybos sunaikino jo manifestą, apie tai nieks nežino, nors gandai sklando, kad ten buvo išdėstyta, kad tas žudikas, tas masinis žudikas buvo motyvuotas būtent visos tos transideologijos, kuri dabar tarsi ir Kamalos kampanija pernelyg apie tai daug nekalba ir bendrai demokratų partija, bet pats atskiruose demokratų valstijose jinai vis dar pilnu tempu stumiama į priekį ir vaikai žalojami industriniu mastu. Ir J.D. Vance'as apie tai kalba be užuolankų ir apie tai buvo kalbama daug ir iš esmės, apie tai, kas tai iš tikrųjų yra, iš kur tai iš tikrųjų atsiranda, nes ten yra teorijų, tokių įvairių, tarkim, galima būtų sakyti, kad tai yra motyvacija yra tam tikras pelno siekimas, nes be abejo pasodinus vaiką ant kažkokius hormonus blokuojančių preparatų, jis tikriausiai visą gyvenimą ant jų turės sėdėti ir tai, kaip sakoma, garantuotas pelnas farmacijos pramoniai, bet čia tik tai vienas iš paaiškinimų, kuris vis dėlto irgi galbūt ne viską paaiškina, nes kai kuriais atvejais, tai paaiškintų gal tą pelno siekimo dalį, bet kodėl tėvai su tuo sutinka, kai kurie tai jau panašiau į tam tikrą kultą kažkokį ir apie tai buvo kalbama, ar tai nėra tas liberalus religijos pakaitalas, kuris turi visus religijos, ar galbūt tiksliau reiktų sakyti kulto požymius, vaikų žalojimas ir kažkoks aukojimas ir tačiau, kaip čia pasakus, turi požymius, bet neturi jokių, normalioms religijoms būdingų bruožų kaip atgailos, atpirkimo, ieškojimo kažkokio. Yra tiesiog kažkoks tikėjimas, kad pakeitęs lytį tu kažkokiu tai būdu tampi vertingesnis. Ir aišku, taip, yra tokių praktinių paaiškinimų, kad galbūt šiais laikais kažkokiam tai aukštesnės klasės baltajam sluoksniui tai yra tiesiog vienintelis praktinis būdas, išleisti savo vaikus į prestižinius universitetus, nes visi žinome,
tuose reikaluose dabar irgi labai smarkiai įsišaknėjusios kvotų sistemos ir tu, būdamas šiaip baltasis, tu nelabai gali kažkur ten pretenduoti į bet kokią kvotą. Tačiau būdamas nebinarinis ar labiau trans ar dar kažkoks, tu jau į kažkokią tai mažumą papuoli ir tai privalumas. Na ir taip, iš tikrųjų atrodo iš mūsų dar lietuviškos perspektyvos, kadangi mes, kaip čia pasakus, kabutėse atsiliekam šito klausimu, tai atrodo absurdiška ir grotestiška, bet tai yra tikri klausimai, kurie iš tikrųjų Amerikoje veikia ir apie tai politikai turėtų kalbėti daugiau ir respublikonai bando apie tai kalbėti, nes tai nėra vien kažkoks pranašumas moterų sporte, kai ateina. Tai yra gerokai daugiau ten tose progresyviuose Hollywoodo sluoksniuose būna taip, kad kažkas turi 3 vaikus, dažnai tie vaikai dar net nebūna nuosavi ir iš jų visi 3 būna kažkokie ar nebinariniai, arba pakeisti jau mediciniškai hormonų preparatais, ar net ir chirurgiškai lytis pakeistos. Tai praktiškai yra visuotinas jau dalykas, tai tarsi tampa ir tuo, kaip čia angliškai tai vadiname virtue signaling, ar lietuviškas vertimas būtų signalizavimas tų progresyvių vertybių, kad tu, priimdamas tai, tu signalizuoji, kad tu esi progresyvus, kad tu žengi su pažanga ir esi doras demokratas ir liberaliosios demokratijos šalininkas. Tai iš tikrųjų kraupus dalykas, bet jis yra tikras. Čia nepriimkite, neapsigaukite, kai mūsų kažkokie progresyvūs pimpačkiukai jums aiškins, kad čia radikalai jūs gąsdina. Tai yra faktas, tai yra toks dalykas, apie kurį vakaruose rašo jau patys respektabiliausi leidiniai ir faktai, tai įrodo ir įstatymai yra priiminėjami kai kuriuose valstijose kaip Kalifornija, kad ateina tas metas, kai netgi tėvų leidimo jau ir nebereikia tokioje Kalifornijoje ar Minesotoje, kad vaikams gali pakeisti mokykloje lytį be tėvų sutikimo ir jeigu tai nėra kažkoks tai aukščiausio lygio jau į metafizinį pereinantis blogis, tai aš nežinau, kas tai yra. Ir pagarba J.D. Vance'ui, kad jis tą klausimą kelia ir jis asmeniškai pasakoja tas istorijas, kad jis pats būdamas Yale'yje turėjo tokių draugų, kurie jau buvo iš tos trans bendruomenės ir jis jų visiškai nediskriminavo, su jais normaliai bendravo. Ir paskui jau, kai jis tapo politiku, šitie jo buvusi draugai paviešino jo privačius, draugai ar draugės, ten sunku pasakyti, iš kurios pusės į kurią tranzicionavo, bet paviešino privačius susirašinėjimus, tai, kaip sakant, pažeidė kažkokį ir privatumą J.D. Vance'o ir kad neva J.D. Vance'as kažko tai neautentiškas, nors vėlgi, ko jis neautentiškas, jis tik tai įrodo tie privatūs susirašinėjimai, kad asmeninėme lygmenyje J.D. Vance'as nieko nėra nekentėjęs, nieko nesiekia diskriminuoti ir normaliai bendrauja su visais žmonėmis. Tačiau tiesiog nesupranta ir nepriima tos ideologijos ir ypač tos trans ideologijos nuleidimo vaikams. Tai aš manau šitoj vietoj bet kuriem apskritai, aš net nevadinčiau tai konservatyvumu ar religingumu ar dar kažkuo, bet kuriems žmonėms, kurie, nėra išprotėję, J.D. Vance'as tikrai turėtų padaryti įspūdį, kad to žmogaus, kuris galbūt sugrąžins, bent jau šitoj srity kažkokį tai normalumą į politiką, nes aš neįsivaizduoju, jeigu vaikų toks ritualinis praktiškai žalojimas nėra kažkokios tai pabaigos požymis, tai kas tada yra pabaigos požymis, ar ne? Ir šioje vietoje reiktų tikriausiai pridėti ir tai, kad šitai trans ideologija, skirtingai negu daug pas mus galėtų kas pagalvoti, jinai turėtų labiausiai neraminti net ne heteroseksualius žmonės, o būtent homoseksualus, nes pagalvokite taip, kad, jeigu kažkuris vaikas iš tikro rodo kažkokį tai sumišimą dėl savo seksualumo, ne vaikas, o paauglys, sakykime, prie šitos ideologijos siautėjimo,
tam paaugliui kažkokioje progresyvėje valstijoje praktiškai neabejotinai bus siūlomas kažkoks tai kelias, kuris tikriausiai pasibaigs chirurginiu ar preparatiniu medicininiu vartojimu ir lyties keitimu, kai galbūt tas vaikas tiesiog užaugtų kitos seksualinės orientacijos. Ir vieną tokią istoriją tas pats J.D. Vance'as paminėjo, kad jo kažkuris senas draugas, buvęs, kaip jis apibūdino, Reigano demokratas, čia nesiplėsime, ką tai reiškia, bet žmogus homoseksualus jam parašė po vieno kažkokio demokratų pasisakymo, kurioje kalbėjo apie ne tik ten gėjų, transseksualų, biseksualų, nebinarinių, queerų teisės, dar pridėjo prie to ir two souls, prie to akronimo dar vieną dvisielių žmonių teisės. Jis parašė J.D. Vance'ui, aš net, kažką tokio kaip nenoriu turėti nieko bendro su tais žmonėmis, aš esu gėjus ir viskas, ir visos tos ezoterinės jau kategorijos kaip dvisieliai žmonės, o tokie, yra, two souls, dabar dar viena yra tokia kategorija, prie to jau ir taip gan smarkiai išaugusio LGBTQ ir visų kitų akronimo. Tai J.D. Vance'as podcast'e paminėjo, kad tikriausiai ir normalių gėjų balsus jis su Trumpu turėtų laimėti, ir šitoje vietoje, aišku, tikriausiai reiktų paminėti ir tai, kad visus dabar praktiškai Donaldo Trumpo kampanijos renginius baigia daina YMCA Village People. Tai iš tikro manau, kad šiuo metu tikrai saugu sakyti, kad tiems gėjams, kurie tiesiog yra gėjai ir nori ramiai netrukdomi gyventi savo gyvenimą, manau, irgi jau metas migruoti iš tos demokratų partijos stovyklos, nes demokratų partijos ta ideologija irgi nėra apie jų teisės. Tai yra kažkas kito ir gerokai tamsesnio, ir tai tikrai nėra tų YMCA žmonių, kaip čia pasakant, partija. Tai tiek būtų. Tai tiek būtų apie transideologiją, ir dabar žengiame prie kitos temos, labai iš tikro svarbios, ir smarkiai apie tai išsiliejo J.D. Vance'as pas Joe Roganą. Tai be abejo visa farma pramonė. Tai aišku, kažkiek vėlgi susijęs su to, bet tai neapsiribojant ir tai. Ir čia aišku visi turbūt žinome tą, dauguma, kas klausos šio podcast'o, tikriausiai žino tą J.D. Vance'o gyvenimo istoriją, kad jo paties motina buvo ilgus metus priklausoma nuo opioidų, nuo heroino, ir čia reikia dar kartą paminėti, kad šita problema Jungtinėse valstijose yra gerokai gilesnė ir stipresnė nei Europoje, tarkim, ir tai susiję su ta pačia farma pramonė, su tos farmo pramonės lobizmu, kai buvo 20 amžiaus pabaigoje ir šio amžiaus pradžioje farma lobistai buvo prastumę visus įstatymus ir tvarką, kad bet koks chroniškas skausmas gali būti gydomas opiatų vartojimu, kas, iš ties tikrai absurdiška buvo teorija, bet, kaip žinia, nėra tokios absurdiškos platformos, kurios negali prastumti geri lobistai, jie tai prastumė ir tai pasibaigė surprise, didžiulė priklausomybių krize, ir jinai, aišku, nusiaubė labiausiai ekonomiškai pažeidžiamus regionus, tokius kaip ir tas Rūdžių juosta su J.D. Vance'o Ohajum, ir be abejo tas dalykas negalėjo nepalikti pėdsako ir J.D. Vance'o atmintyje, ir jis papasakojo ir daugiau tų istorijų, kaip tos kompanijos farma išsisukdavo, tarkim, kažkokiu tai būdu nuo atsakomybės dalį savo veiklos registruodami, tarkim, indėnų rezervacijose ir panašius purvinus triukus naudodamos. Ir aišku, čia tik tai viena dalis, bet galima tada prieiti ir prie tos COVID-o mūsų medicininių pasiekimų istorijos, ir čia šitoje vietoje čia yra dar sudėtingiau, ir aš nenoriu į tą temą giliai leistis, nes tiesiog
ten, kaip čia pasakant, COVID laikais tų visokių sąmokslo teorijų būta iš abiejų pusių ir būta visokių egzotiškų, kaip čia pasakant, paskleista istorijų, kurios tarsi ir galbūt sistemingai siektos diskredituoti tuos žmonės, kurie skeptiškai žiūrėjo į tas visas, COVID'o dovanas, kurios dabar vėlgi, ta tema, sakau, tokia toksiška, aš nenoriu labai plėstis, bet visi žinome, kad tos kompanijos tikėjosi ją padaryti COVID'o tą vakcinavimą permanentiniu procesu ir, žinot, aš vien tik tai atkreipsiu į faktą, kad šiuo metu visoms akcijų rinkoms tebešturmuojant visų laikų aukštumas, tarkim, tos covidinės akcijos, Pfizeris yra grįžo į tas pačias kainas kaip 2013 metais kažkur, Moderna, kur kažkada beveik jau $500 už akciją kainavo, dabar jau netoli 50, jos gerokai išsipardavė, žmonės kažką nujaučia, kad gali būti kažkokia ir atsakomybė ir apie tai tame podcast'e buvo daug kalbama, kam tikrai įdomu tos covidinės niuansai, tikriausiai šita administracija jų taipogi tikrai nepraleistų ir kažkiek bandytų pasikapstyti, kiek tai įmanoma praeinant visą farma pramonės lobizmą. Bet, jeigu yra kažkoks Amerikos aukščiausiosios sluoksnis žmogus, kuris tais klausimais gali giliau pasikapstyti, tai vėlgi tai būtų J.D. Vance'as ir, tikrai pasiklausykite viso tą, ką jis papasakojo. Ir be abejo, ta farma pramonė yra daugybė kitų klausimų, tas Ozempikas dabar irgi, kaip pasakus, ruošiamasi gydyti visas ligas su tuo Ozempiku, ne tik nutukimą ir pradedant nuo vaikais ir reikia prisiminti, kad tai siaubingai baisiai brangus preparatas ir jį pradėjus vartoti, jį reikia vėlgi vartoti permanentiškai ir čia užtenka pasakyti, kad ten to Ozempiko, ten to kūrėjo Novo Nordic, ar kaip ten akcijos danų kompanijos užbrango taip, kad tos kompanijos vertė yra didesnė už Danijos BVP. Grįžtant prie Amerikos, didžiausia klaida tikriausiai buvo padaryta paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kuomet buvo leista farmacijoms kompanijoms tiesiai vartotojams reklamuoti savo produktams per televiziją, per spaudą ir praktiškai be jokių apribojimų ir tuo atžvilgiu Amerika yra pakankamai unikali, tarkime, Europoje to tikrai negalima daryti. Ko pasekoje išnyko bet kokią kritiką didžiosiom farmacijos kompanijom ir prasidėjo, tikrai nesveiki dalykai. Ir tarkim, tos pačios JAF opioidų gamintojos, jos kažkada bandė ir eiti į Europą su tą pačią taktiką ir vėlgi čia galima sakyti apie Europos privalumus ir trūkumus, bet kad Europos vis dėlto reguliuotojai šitoj vietoj jie atstovėjo ir šitoj vietoj Europoje dėl to mes neturime tokios siaubingos opiatų priklausomybių bangos kaip Jungtinėse valstijose. Tai žinot, dažnai ir daugelis dažnai kritikuojame Europą dėl pernelyg didelio reguliavimo, bet jeigu kažkur reikia kažką reguliuoti, tai vis dėlto farmacijos pramonė, nes jeigu paliksime vien tik tai verslo dėsnius farma pramoniai, visi pradėsime vartoti daug vaistų, kurių galbūt mums ir nereikia. Tai tiek būtų apie farmaciją. Ir dabar pereiname prie dar vienos temos iš to paties J.D. Vance'o podcast'o su Joe Roganu ir jau mano pastovus laidos žiūrovai tikrai žinot, kad šita tema man yra artima ir aš tą temą plėtoju įvairiais rakursais. Tai žinoma buvo pakalbėta ir apie klimato gelbėjimą, ir tvarumą, ir energetiką, ir visus su tuo susijusius dalykus. Ir šitoj vietoj, visi J.D. Vance'o pasisakymai buvo, tikra muzika mano ausims. Visų pirma, kas jau nekartą buvo pasakyta tiek jo, tiek Donaldo Trumpo, pagrindinis prioritetas šios naujos administracijos būtų
plėtoti kaip įmanoma Jungtinių valstijų naftos ir dujų sektorių ir tikriausiai tas reiškia ir to bijo visi pimpačkiukai dabar visoje Europoje ir kitur, visi lėšų įsisavintojai. Jungtinės valstijos tikriausiai vėl pasitrauktų iš Paryžiaus klimato susitarimo. Šito vietoj galbūt reiktų net šiek tiek patikslinti, kad visi turbūt prisimename, kad taip, Donaldas Trumpas buvo pasitraukęs jau savo pirmos kadencijos pradžioje 2017 metais, bet čia reiktų suprasti detalės. Tuo metu jis tai paskelbė 17 metais, tačiau jis tuo metu tik tai inicijavo tą procesą ir tas procesas, kaip žinome tokiais atvejais, jis gerokai užtruko ir jis buvo finalizuotas, nepatikėsite, tik tai 20 metų lapkričio 4 dieną, tai yra vieną dieną prieš naujus rinkimus. Tai iš tikrųjų Jungtinės valstijos iš Paryžiaus susitarimo buvo pasitraukusios gal porą mėnesių, nes Joe Bidenas pačią pirmą savo kadencijos dieną po inauguracijos ir ta visų kitų dalykų sugrįžo į tą Paryžiaus klimato susitarimą. Tai dabar, aišku, ir ko bijo vėlgi visi klimato pimpačkiukai ir lėšų įsisavintai, tas procesas būtų įvykdytas gerokai greičiau ir iš tikrųjų kalbama ir apie tai, kad būtų pasitraukta ne tik iš Paryžiaus klimato susitarimo, kuris nėra toks įpareigojantis, bet ir 1992 priimtos Jungtinių tautų konvencijos, kuri gerokai smarkiau įpareigoja Jungtinės valstijas dalyvauti visose tose klimato iniciatyvose. Ir tai be abejo, visi lėšų įsisavintojai visame pasaulyje jau kooperuojasi, ką daryti, nes savaime suprantama gausybė bėsdarių visam pasaulyje iš tikrųjų gyvena iš tos žaliosios bilebirdos. Ir čia Bloomberg pasirodė didelis straipsnis, visokie svarstomi formatai, bendradarbiavimai, subvalstybiniai susitarimai, na tos aišku progresyviosios valstijos kaip Kalifornija ir panašios, jos be abejo kažkokiais būdais bandytų įsitraukti į tą klimato gelbėjimo iniciatyvas jau be JAV federalinės valdžios įsitraukimo tokiu atveju. Šitoje vietoje aišku man būtų labai įdomu, kai ir atskirų Europos šalių politika ir, aš turiu tokią blogą pesimistinę nuotaiką, kad mūsų valdžios pimpačkiukai nesiryžtų prisijungti prie Jungtinių valstijų iniciatyvos. Na ir iš tikrųjų tokiam žingsniui čia reiktų drąsios ir suverenios valdžios ir vargu ar Europoje apskritai atsirastų kokia nors šalis, kuri išdrįstų prisijungti ir nusimesti tuos absurdiškus įsipareigojimus. Mes verčiau žengsime toliau į dugną, kaip Vokietijos Volkswagenas, visi dabar žinome, nors į kokią nori ten tą istoriją, tarp kitko, tas pats Northvoltas, apie kurią pasakau čia prieš keletą laidų. Tai dabar iš tikrųjų juokingiausia dalis tos istorijos su Northvoltu yra ta, kad juos tikriausiai nupirks tie patys kinai. Ir šitoje vietoje prasideda dar didesnės linksmybės, nes pasirodė pranešimų ir pakankamai tokių kredibilių pranešimų, kad kinai tikriausiai specialiai sabotavo Northvolt projektą, pateikdami brokuotą įrangą ir specialiai pateikdami brokuotą įrangą, kad sužlugdyti kompaniją, kad vėliau ją būtų galima papigiai perpirkti. Ir labai panašu, kad šitas planas įvyks ir perimta ne tik kompanija, bet pasimtos ir visos ES gausios subsidijos, pasimti ir investuoti švedų pensijų fondų pinigai. Iš tikrųjų, nuostabi Europos žaliojo kurso istorija, kur pralošia visi europiečiai, o laimi kinai. Ir sutapktų man šitaip tą visą klimatizmo judėjimo gelbėjimo procesą vėlgi organizuoja Kinija. Ir čia aš sakau ne tai, kad nuo savęs, bet štai solidus leidinys Bloomberg praneša, kad Kinija bus tas lyderis, kuris sutelks likusius pasaulio žmonės, kurie nori kovoti prieš
klimatizmo pabaigą, kurią gali atnešti galima Donaldo Trumpo administracija. Ir taigi didžiausia ES baterijų viltis bus vis tiek kiniškos tos baterijos. Bet, čia vėlgi šalutinis nukrypimas. Iš tikrųjų, J.D. Vance'as tame podcast'e, būtinai pažiūrėkite, išreiškė, smarkų skepsį ir svarbiausias jo punktas buvo tas, kad ir ką kartojau ir aš, ir šiaip visi protingi žmonės, ką sako, tas visas karas su klimatu, jis nieko nebėra susijęs net su ta aplinkosauga tikrąja to žodžio prasme, nes visi tie klimato aktyvistai, jie visiškai nekreipia dėmesio, kaip prieš porą metų, 22 metais, tose pačiose Jungtinėse valstijose, tame pačiame Ohajuje, kurį atstovavo tuo metu dar senatorius J.D. Vance'as, įvyko didžiulė traukinių avarija ir išsiliejo milžiniškas kiekis kenksmingų chemikalų, sprogimai ir visa kita. Ir buvo užteršta didžiulė teritorija ir visiems praktiškai buvo vienodai rodo. Ir iš tikrųjų J.D. Vance'as ir paminėjo, kad tai ar CO2 tas vadinamas, ar tai yra vienintelė aplinkosaugos problema, nes iš tikrųjų tos milžiniškos, žvėriškos investicijos į tą visą, pavadinkime, tvarę energetiką, kuri, kaip aš jau nekartą minėjau įvairiose laidose, dažniausiai neveikia ir sukelia tik daugiau problemų, negu išsprendžia. Tai visa tai iš tikrųjų dar atima bet kokius pinigus iš realių aplinkosaugos problemų sprendimo. Ir čia dar buvo tokia irgi istorija įsimintina labai, kur bandė demokratai panaudoti prieš respublikonus, tai kad didžiuliame renginyje Madison Square Garden arenoje, kurį aišku demokratų ir ta progresyvioji spauda pavadino nacių ralių, visą kitą, čia nesiplėsime, bet vienas komikas, žinomas komikas ir žinomas to, kad užsiiminėja tais raustais, tai yra užsiiminėja tokiam ta forma humoro, kuri yra tokia aštri ir įžeidžianti ir jinai tokia ir turi būti, pajokavo apie tai, kad Puerto Rikas yra šiukšlių sala. Referuodamas į tai, kad iš tikrųjų dėl neteisingo atliekų tvarkymo vandeninuose susiformuoja didžiulės milžiniškos šiukšlių salos. Ir iš tikrųjų ten, aišku, iš to juoko demokratų polittechnologai bandė padaryti rasistinę istoriją, bet tikroji dalis yra ta, kad Puerto Rikas iš tikrųjų turi didžiulę problemą su šiukšlių tvarkymu ir egzistuoja didžiulis šiukšlynas, kuris yra užliejamas ir šiukšlės atsiduria vandenyne. Tai tokios problemos, jos yra labai paplitusios ir jos yra tikros aplinkosauginės problemos ir jos yra nesprendžiamos ir apie tai daug iš tikrųjų kalbėjo J.D. Vance'as ir iš tikrųjų mano tokia yra didžiulė viltis, kad, laimėjus Trumpo Vance'o administracijai, tas pasaulinis, Amerikos pavyzdžių sekantis pasaulinis aplinkosaugos judėjimas grįž prie aplinkosaugos, o ne prie karo, su CO2, kas yra iš visų tų pramoninių dalykų, ką pramonė išleidžia į aplinką, tai CO2 yra pats visiškai nekalčiausias dalykas, kuris yra apskritai būtinas bet kokiai gyvybei šioje planetoje. Tai čia būtų tiek apie aplinkosaugą, klimatą, iš tikrųjų galite paklausyti, ką jis mano apie vėjo energetiką ir panašius dalykus. Ir žengėme prie dar vienos temos. Ir žengėme prie paskutinės šios dienos subtemos. Tai iš tikrųjų, ką viceprezidentinis kandidatas J.D. Vance'as masto apie geopolitiką ir vėlgi, kas seka mane ir kas klausosi visų šitų ar žiūri visas šitas mano laidas, šiek tiek apie tai jau esate girdėję. Žinoma, čia yra sudėtingiausia tema, kalbant apie J.D. Vance'ą pas mus ir bendrai paėmus visame mūsų regione ir Europoje ir tas visiems jau turėjo aišku būti nuo to, kaip jis praėjusią žiemą apsilankė Miuncheno saugumo konferencijoje ir ten sukėlė šiokį tokį šurmulį, nes jis pasakė iš tikrųjų tą skaudžią tiesą, ką Europai seniai kažkas turėjo pasakyti, kad Europos saugumas yra visų pirma Europos klausimas ir kad JAV
kažkiek kitaip žiūri į tas prioritetus. Na ir pernelyg tame podcast'e kažko naujo J.D. Vance'as nepasakė. Jis, aišku, tame kontekste vėlgi apie tvarumą ir energetiką Vokietijos paminėjo, kad Vokietijos žaliųjų atstovai kažkokiai paaiškino, kad tai jūs, mėlieji, dirbate Rusijai, ne mes. Ir šito vietoje niekaip negali ginčytis, kad jie, mėlieji, uždarė savo brandolinės, uždarinėjo savo anglies elektrinės, bandė viską statyti ant rusiško vamzdžio. Na, patys kalti iš tikrųjų. Nu ir aišku, čia liūdnas dalykas, mums kažkaip reiks J.D. Vance'ą perkalbėti anksčiau ar vėliau. Aš vis dėlto pasakysiu savo prognozę. Aš manau, kad ne tik, kad Donaldas Trumpas laimės šios rinkimus, bet kad J.D. Vance'as turi labai daug galimybių tapti ir kandidatu 28-aisiais ir J.D. Vance'ą mes galime iš tikrųjų matyti politikoje labai ilgai, nes jis tam turi visus duomenis. Tai mums reiks su juo kalbėti ir ne tik netgi asmeniškai, su juo klausimas yra dar gerokai sudėtingesnis, mums reiks kalbėti su tais žmonėmis, kurie tikriausiai ir suformavo tą jo pasaulėžiūrą ir jis pats tame podcast'e paminėjo, kad vienas jo artimesnių draugų iš Silicio slėnio, greta tų, apie kuriuos mes jau žinome, kad jis draugauja ir su Elonu Musku ir Peteriu Steelas laikomas jo globėjų ir krikštatėvių politinių. Tai dar vienas PayPal mafijos veikėjas, toks yra Davidas Saksas ir kiek aš seku juos, kiek iš visų tų PayPal mafijos veikėjų, tai Davidas Saksas turbūt yra toksai bjauriausias vis dėlto tipas, labiausiai antiukrainietiškas, daugiausiai pasitentų prorusiškų naratyvų. Jis yra, na, kaip ir visi, kas yra ta PayPal mafija, kartais vartoju jau tą terminą, nors ne visiems dar galbūt ir tas žinomas, tai PayPalas buvo ta kompanija, kuri viena pirmųjų iššovė po didžiosios .com krizės ir iš tikrųjų po tos didžiosios .com krizės 2000 metais buvo šioks toks nusivylimas tuo sektorium, na kaip ir visada būna boom and bust cycles, tai viena pirmųjų kompanijų, kuri vis dėlto tą ciklą perlaužė, buvo PayPalas ir iš to gimė gausybė milijardierių dabar jau, jų ten priskaičiuojama ar 20 ar netgi daugiau, kurie galiausiai ir kartu bendradarbiaudami ir su kitais žmonėms sukūrė ar investavo į gausybę kitokių startupų ir taip garsiausi žmonės iš tos PayPalo mafijos yra be abejo Elonas Muskas, Peteris Steelas, dar yra Reidas Hoffmanas, LinkedIn įkūrėjas, kuris vis dėlto yra labiau linkęs į tą demokratų partiją, labai aktyviai dalyvauja su jie susijusioje lobizmo veikloje ir politiniam aktyvizme. Tai vat Davidas Saksas, kuris tarp kitko irgi yra iš Pietų Afrikos, kaip ir Elonas Muskas, tik tai galbūt skirtumas toks, kad Davidas Saksas dar yra žydas Pietų Afrikos, tas irgi galbūt kažkiek lemia. Tai Davidas Saksas yra toksai tokių bjauresnių pažiūrų, smarkiai antiukrainietiškų ir akivaizdu, kad bendraudamas su tai žmonėmis, J.D. Vance'as negali kažkaip tai labai jau mylėti ten tos proukrainietiškos pusės. Ir aš šitoj vietoj galiu pasakyti tik tai tiek, kad reiks galvoti bendrai, kodėl europiečiai, apskritai mes esame tokiame apsilikime technologinėme, kodėl Europa yra taip prastai atstovaujama Silicio slėnyje, visoje JAV startupų ekosistemoje, kodėl tiek mažai yra Europos. Aišku, iš dalies tai yra akivaizdu, kad Europa bendrai technologiškai gan sparčiai atsilieka tiek nuo JAV, tiek nuo Azijos. Ir iš kitos pusės, reiks visokio galvoti ir out of the box sprendimų ir tarkim, žiūrint į tą PayPal mafiją, ar ne, dar vienas milijardierius kilęs iš tos PayPal ankstyvųjų įkūrėjų terpės yra toksai Maksas Levčinas, kuris gimė 75 metais Kijeve ir ten gyveno iki 91 metų, tai ne taip ir trumpai praleidęs 16 pirmųjų gyvenimo metų. Aš jį net pasižiūrėjau, ką jis veikia,
kur jis investuoja ir taip toliau. Ir jis tikrai yra akivaizdu, kad artimas, ar yra buvęs artimas ir visų tų Saksų ir Elno Muskų draugas, nes net ir po PayPal'o jie, tarkim, kartu produsavo tokį filmą Davidas Saksas ir Maksas Levčinas, tarkim, Thank You for Smoking. Ir susiradau, kiek susieškau tos informacijos, kiek tas Maksas Levčinas yra ukrainietis. Iš jo, sprendžiant socialinių tinklų juostos, iš jo Twitterio feedo, jis labiau, jam turbūt svarbi ta jo žydiška tapatybės pusė. Tai taip žiūrėjant jo įrašus Twitter'e, iškart po karo buvo keletas tokių įrašų, kur smerkiamas visą tai. Paskui ta tema pranyko, rašomi arba su profesiniais dalykais susiję įrašai, arba kai kuriam atvejais susijusiais su Izraelio ir Hamasu ir su tais dalykais. Nežinau, ar kas nors yra bandę, tarkim, per tą Maksą Levčiną kažkaip priartėti prie Davido Sakso ir visų tų žmonių, nes, akivaizdu, kad Silicio slėnis yra naujas galios centras Jungtinėse valstijose ir tenais iškilę milijardieriai, kurių yra dabar daug, anksčiau ir vėliau tą savo turtą ir bandys konvertuoti ir į politinę galią ir tai dabar jau akivaizdžiai vyksta ir ta tendencija tai tikrai stiprės ir jeigu mes, europiečiai, visiškai nesugebame šnekėti su tai žmonėmis, tai čia tikrai yra blogai ir aš, aišku, kaip čia pasakius, kažkokiu tai didelių sprendimų aš tam neturiu, bet čia su tokiais klausimais turima, manyčiau, net valstybinių ir net virš valstybinių visą ES lygmenių dirbti, kad mes galėtume kalbėti su tai žmonėmis, nes kitaip mes iš vis vieni kitų su amerikiečiais nebesuprasime po keletos metų. Tai tiek būtų šiandien pokalbių, iš tikrųjų ir optimistinių, ir pesimistinių. Mane sekančią savaitę turėtumėte matyti daug, čia yra visokių numatyta planų ir pasirodymų, būkite pasiruošę, bus, aišku, visas tas spektaklis trečiadienį nušviečiamas plačiai per visur. Tai sekite mane socialiniuose tinkluose, prenumeruokite ir šį kanalą, aišku, ir neredaguotą kanalą, ir galbūt dar bus ir kitokių siurprizų. Tai ką, šiandien aš atsisveikinu, nes pabaiga jau arti.